kadangi čia Clevelande mes turim surasti ką nors vietinio. Kokia yra mūsų tautinė gėlė? Šeštadienio rytais draugai eidavo į lietuvių mokyklą. Aš žaidžiau beisbolą. Jis sako, Ingrida, bet ten visi pinigai. Čia neturi būti politikų, neturi būti prezidentų, turi būti kultūros veikėjai. Pypkės dūmai. Nors šiandien nelabai diena užtraukti dūmą, bet vis tiek pagros. Pirma pažintis Clevelande su lietuvių bendruomenės nare Salomėja Šukys. Salomėja gimė Lietuvoje, Suvalkų trikampyje, prie pat Lenkijos sienos. Po Antro pasaulinio karo emigravo į Kanadą ir nutekėjo į Clevelandą. Regis lietuvių emigrantai į Ameriką atsivežė tai, kas jiems buvo brangiausia – savo sodybų gėlių darželius. Mano tėvai buvo išvežti, kaip karas užėjo į Lietuvą, traukėsi nuo vokiečių. Ir dabar, kaip jie grįžo į Lenkiją, ten mano tėvo buvo žemės, ūkis. Kaip jie grįžo, tai jie neturėjo kur gyventi, nes ten gyveno kiti žmonės. Buvo sunku mums gyventi. Paskui aš ėjau į mokyklas, mums reikėjo mokytis 3 kalbas, žinok. Lietuvių, lenkų ir rusų, ant to pačio lygio. Paskui aš ėjau studijuoti, iš ten baigiau ekonomijos mokslus ir aš paskui atvažiavau į Torontą. Mano sesuo buvo čia atvažiavus. Ir paskui gavau darbą, aš ėjau į mokyklą anglų kalbos mokytis. Paskui aš gavau darbą lietuvių bankelį prisikėlimo banke, Credit Union tokioj. Paskui iš ten aš dirbau, atvažiavus čia į Clevelandą, aš dirbau kaip ir valsčiaus finansų skyriui. Dipukai daug pastatė, tie pirmabangiai, kad atvažiavo, irgi daug pastatė, žinai, bažnyčias, sales, viską ir va šitokį paveldą, ką pastatė, tai čia daug pinigų ir tas buvo depresijos laikais, žinai. Dabartiniai kažkaip netaip jungiasi. Jie gal, aš pasakysiu, geresnius ir darbus turi ir viską, bet jie kažkaip dėl to visko tokio išlaikymo lietuvybės, aš nepasakyčiau, kad taip jau labai norėtų, žinai, ir stengtųsi ką nors padaryti. Skaudu, kad šitiek žmonių žūsta nekaltai ir dabar, kas daro rusai, tai yra neapsakomai baisu, yra žiauriau negu Hitleris darė, atsiprašau tą pasakyti, bet tikrai, žinai, ir kiek mes galim, tai padeda, mes labai daug rinkom dabar, siuntėm tokius siuntinius, žinai, rinkom, dėjom jiems padėti, žinai, kad žmonėms, kad nusiūs, kad apsirengimas ypatingai buvo žiemos metu, kai mes rinkom, žinai, kepurės ir viską padėti tiem kareiviams, siuntėm, kad būtų apsirengti šilčiau, ar tiem žmonėm, kurie neturi savo namų, žinai, išėję. Atvykome į išskirtinę lietuviškojo Clevelando vietą – lietuvių kultūrinį darželį, kuriame pasijunti, tartum grįžtumei į tarpukario karo muziejaus sodelį Kaune. Čia dabar mes esame, vadinasi, lietuvių kultūriniai darželiai, or Lithuanian Culture Gardens. Ir čia yra East Boulevard gatvė ir tas mūsų objektas tęsiasi netgi kitos gatvės, kuri yra Martin Luther King gatvė dabar vadinasi. Šita žemė yra padovanota labai turtingo žmogaus, vadinasi Rockefeller. Jeigu išversi iš anglų kalbos Lithuanian Gardens, bet čia jie visi vadinasi Gardens. Taip kad lietuviškai išvertus yra darželiai. Clevelando kultūros darželių istorija prasidėjo nuo Viljamo Šekspyro. Rockefellerio miesto parke jam buvo pastatytas paminklas, o pats 10 hektarų parkas pavadintas Šekspyro sodu. Vėliau kilo mintis šiame sode pastatyti paminklus įvairių Amerikoje gyvenančių tautų iškiliems kultūros veikėjams. Žydai pirmieji paprašė leidimo sode įamžinti 6 savo filosofus, bei pakvietė prisijungti ir kitas etninės grupės. Prie žydų jungėsi vokiečiai, italai ir lietuviai. Šiandien skaičiuojami net 33 tautų darželiai išsidėstę terasomis.
Čia negalima buvo statyti politinių paminklų, pavyzdžiui, kad ir Smetonos, priimkim, ar ten kažkokio nors prezidento. Reikėjo statyti žmonės, kurie buvo nusipelnę menui, muzikai, va, tokiem buvo pastatyti paminklai. Kartu su Salomėja, kuri šiandien priklauso Lietuvių kultūros darželių komitetui, pakilome į aukščiausią terasą, kur čiurlena romantiškas Birutės fontanas. Pasakojama, kad nuo Birutės kalno Palangoje čia buvo atvežta sauja žemių. Žmonės labai ateina ir klausia, kokia yra mūsų tautinė gėlė. Tai va čia yra rūtos, mes pasodiname, mes turėjom žemiau pasodinę tas rūtas, bet mums išnyko jos. Bet čia yra 2 pasodintos rūtos prie tų darželių. Mes kiek galime juos apvalom, aptvarko mūsų tą bendruomenę, kur mes esam darželių, tas komitetas, ir darom vajus, kad surink biškį pinigų. Nu ir prižiūram, kiek galim. Šitokio objekto, tai aš nemanau, kad Amerikoje kur nors sutiksite. Mes turim tokį, kaip pasakyti, vadinasi One World Day, tai yra Liepa rugsėjo mėnesį pabaigoje. Tai čia viskas yra uždarytos gatvės ir čia tik ne visos tautybės. Jie turi maistą, mes ten apačioje būnam ir žmonės labai įdomaunasi. Pavyzdžiui, gintarais, tai visi nori netgi nupirkti, jeigu mes turim. Čia labai retas egzempliorius jis yra. Ir čia buvo senųjų lietuvių laikais dar išleista, pirmųjų ateivių. Ir tarp kitko dabar tie pirmieji lietuviai, kur čia buvo atvažiavę, ne dėl politinių, bet aš pasakyčiau dėl, kaip visi važiavo su tom šipkartėm, kaip sakė, tai jie buvo atvažiavę ir jie šitą vietą pastatė, kur žmonės uždirbo po 50 centų į valandą tik tai. Ir jie čia ėjo, dirbo, statė patys viską. Depresijos laiku, mes turime atsimyti, kad tas buvo statyta ir daryta. Čia buvo labai sunkus laikai, bet žmonės ėjo, rinko po mažus, po centus tiesiog ir atstatė tą darę. Čia buvo tokia parapija, vadinosi Jurginės parapija, kur čia tie senieji ateiviai pirmutiniai pastatė. Čia jų buvo choras, moterų, žinai, tokia kaip ir draugija. Buvo operos solistė Kaska, Ana Kaskas, ir jinai buvo labai žinoma 36 metais ir jinai pasodino čia liepą. Jinai buvo gana žinoma, jinai Metropolitan operos buvo solistė. Vienu žodžiu, kad jinai buvo irgi čia atvažiavus dedikaciją, pasodino liepą ir labai buvo irgi susirūpinus arba padėti norėjo. Amerikoje gimusi operos solistė Ana Kaskas buvusi Ona Katkauskaitė. Baigusi mokslus 1926-aisiais, ji nuvyko į Lietuvą, dainavo Valstybės teatre ir gavo stipendiją stažuotei Milane. Grįžusi į Jungtines valstijas padarė karjerą Niujorko Metropolitano operoje ir žinoma rėmė lietuviškus darželius. Šitas gėles aš sodinau iš visų pusių. Tas gėles aplinkui aš sodinau, žinai. Dabar ties, kur apsisuksim, mes viską sodinam. Čia šitą. tą mulčių mes nešėm rankom iš vienos vietos iš apačios į čia. Mes buvom 4 moterys, klupščios nešėm čia ir pylėm, sodinam, kad užpilt, kad gražiai atrodytų. Tai yra hastas vadinasi. Hastas ir jos yra populiaros, kadangi jos auga ir gana gerai uždengia šitą paviršių. Nu tai mes, žinai, tokia yra pas mus yra taip. Rita Matienė, Gedonė Steponavičienė, aš, paskui tam buvo Nijolė Kersnauskaitė, paskui buvo, mano vyras buvo labai daug įsivėlęs į tą viską, kadangi jo tėvai čia buvo, pradėjo tą viską.
Prie mūsų jungiasi architektūros istorikas, keliaujantis po Klivlandą, Vaidas Petrulis. Sveiki atvykę į lietuvių kultūros darželius, taip kaip verčia. Mes galėtume gardens išversti sodus, galėtume išversti parkelį, parką, skverą, bet čia jau yra įprasta sakyti, kad darželis. Na ir gal iš tiesų yra šiek tiek logikos ir prasmės, nes rūtos motyvas ir to darželio, kuris yra puošnusis, kuris yra dekoratyvus, tam tikra reminiscencija. Tai gerai, užeinam, nes čia labai triukšminga, keliaujame viršum. Na ir mes esam pačioj žemutinėje terasoje šito darželio, jisai yra 3 terasų. Visa šita iniciatyva, tas milžiniškas įvairių tautų sodų kompleksas kaip taikos iniciatyva. Tai yra būtent tautų draugystės simbolis turėjo būti. Ir neužmirškim, tuo metu Europoje pirmasis pasaulinis karas. Tai čia yra tokia reakcija į karą, į tai, kas vyksta Europoje, ir šita vieta turėtų būti draugystės vieta. Na ir be abejo, procesas vyko pakankamai ilgai kūrimosi visos šitos iniciatyvos. Jinai gyva, nes parkas yra gyvas, jinai nuolatos keičiasi. Tai Lietuvoje šitą idėją pirmą kartą buvo pristatyta 1928 metais. Pirmąjį projektą paruošė Vladimiras Dubeneckis. Tai mes labai tokias tampras sąsajas turim su Lietuva. 1928-aisiais Klivlando lietuviai kreipėsi generolą Vladą Nagevičių, mat šis buvo organizavęs karo muziejaus sodelio įrengimą Kaune. Norėta tokį pat sukurti ir Klivlande. Karo muziejaus sodelio architektas buvo Vladimiras Dubeneckis. Kadangi Dubeneckis akivaizdu nebuvo čia atvažiavęs, tai tas terasinis išplanavimas, ko gero, buvo į jį nesižvelgė Dubeneckis. Ir komisija, kuri turėjo patvirtinti projektą, nepatvirtino. Taip, kad tas projektas liko istorijai. Sekantį projektą paruošė vietinis architektas Filbrikas. Bet dėja irgi taip jau nutiko, kad jisai iškeliavo Anapilį ir pabaigė lietuvių sodo projektą Julius Bojonišas, vokiečių architektas, kuris tuo metu buvo pakankamai žymus Klivlande, projektavo geležinkelio stotis, paštus, toks art deco manieros architektas. Vinco Kudirkos ir Jono Basanavičiaus skulptūros buvo nuliedintos pagal karo muziejaus sodelio skulptoriaus Juozo Zikaro modelius. Maironis atsirado žymiai vėliau. Iš tikrųjų, tokia atsidūrimas įvairių tautų kontekste mes jau matėm ne pirmą kartą. Mes jį matėm Pitsburge, kuomet yra tautų kambariai. Tai šitoj vietoj tautų yra daugiau ir mes turim savo brolius latvius ir estus visiškai šalia. Bet vėlgi tai yra tos pačios idėjos truputėlį kita forma, truputėlį kita iniciatyva, jinai kyla iš kitur. Ir vėlgi kitas yra svarbus skirtumas, kad čia yra atvira vieta. Čia bet kada gali užeiti, čia nėra uždaryta, jinai atvira visuomeniai. Čia neturi būti politikų, neturi būti prezidentų ir turi būti kultūros veikėjai. Viskas čia yra apie kultūrą kaip jungiantį elementą ir kultūrą kaip būdą atrasti taiką ir susikalbėjimą tarp tautų. Vėlgi šita vieta jinai yra stipri traukos vieta lietuviams. Ir stipri traukos vieta įvairiais pjūviais. Viena vertus, iki šiol yra išlikusi tradicija per vestuvės atvažiuoti nusifotografuoti. Kita vertus, svarbus renginiai, svarbios asmenybės, jie taip pat aplanko šitą vietą, svarbus minėjimai čia vyksta. Irgi suradęs drauge žinutę, kad Smetona taip pat čia yra pasodinęs eglutę. Prie mūsų jungiasi Salomėjos Šukys giminaitis Dan Sukys. Aš Danas Sukys. Gyvenu Juklide, Ohajuje. Jis nuo čia nutolęs 5-6 km į rytus. Gyvenu čia visą gyvenimą. Mano šeima čia įsikūrė 20 amžiaus pradžioje. Senelis emigravo iš Lietuvos. Jis iš Panevėžio. Emigravo 1905-aisiais. Jis taip pasielgė, kad nebūtų šaukiamas į rusų kariuomenę. Tuo metu vyko karas, jis persikėlė į Klivlandą. Pirmiausia gyveno St. Claire. St. Clairo 23-ojo gatvėje buvo įsikūrusi pirmoji lietuvių bendruomenė.
Rodos ten buvo ir bažnyčia. Stovėjusi St. Clairo gatvės pakraštyje. Name, kuriame gyveno seneliai, jie turėjo ir spaustuvę. Jis ir mano senelė priklausė visoms lietuviškoms organizacijoms. Štai mano senelio nuotrauka. Ji daryta maždaug 4-ame dešimtmetyje. Jo vardas Paulas. Polas Šukys. O štai mano senelių nuotraukos. Fotografuota Lietuvos soduose. Senelė Vladislava Noreika. Fotografuota prieš pat senelio mirtį. Maždaug 5-ojo dešimtmečio pabaigoje. Senelis išleido pirmąjį lietuvių laikraštį Jungtinėse valstijose. Jam mirus, The New York Times išspausdino nekrologą. Visą gyvenimą jis vaikščiojo su lazdele, nes būdamas jaunas patyrė insultą. Tuo metu jam buvo apie 40, sunkiai valdė koją. Tai pasakojo tėvas. Senelis labai prisidėjo prie šio sodo įkūrimo, finansavimo ir taip toliau. Turėjo spaustuvę, virš kurios gyveno kartu su šeima. Ta spaustuvę galiausiai perėmė mano tėvas. Ji vadinosi P.A. Sukys & Son. Jis mirė 1949-aisiais. Nepažinojau jo. Gimiau praėjus 7 metams. Niekas iš anūkų jo negalėjo pažinoti išskyrus vieną, Mary Joan. Ji gyvena Portlande, Oregone. Jai buvo maždaug 9, kai jis mirė. Niekas iš anūkų neprisimena, bet žinau, kad jis labai daug dirbo. Buvo be galo darbštus. Manau, kad jis dirbo iki pat paskutinės gyvenimo dienos. Jam tuomet buvo 71. Paulas Sukys, 68 gatvė. Tai spaustuvės adresas, kai persikėlė iš St. Clairo gatvės. Jos ten nebėra. Liko tuščias sklypas. Tas rajonas labai pasikeitė nuo tada, kai buvau vaikas. Nežinau, kas yra kunigas fotografijoje. Gal žinote jūs? Gal kunigas buvo Balutis? Bartis ar kažkas panašaus? Manau, kad šioje knygoje yra. Kunigas Antanas Rakauskas. Štai ta pati nuotrauka. Keliaujame į žemutinę lietuviškų darželių terasą. Tai čia yra Basanavičiaus paminklas ir Gedamino stulpai, kur buvo dedikuoti 1933 metais. Ir tą atidarė, šitą paminklą atidengė, dedikavo ambasadorius Balutis, kuris dirbo Vašingtone. Šiandien sukanka 90 metų, kaip čia buvo šitas paminklas atidengtas. Ir šitas darželis yra padarytas lyros pavidalo. Kaip žiūrėsim dabar iš apačios, tai čia kodėl lyros, už tai, kad Lietuva buvo dainų kraštas. 1960 metais buvo didelis juodukų sukilimas. Čia labai daug buvo, viskas buvo sunaikinta, absoliučiai viskas. Nuversti paminklai, tos statulos buvo pavogtos, nuvežtas. Mes jas atradom miesto rotušės požemiuose. Jie yra originalai, bet mes jų neuždėjom dar kol kas, norim uždėti juos. Ir čia buvo atminimas padaryti tiems žmonėms, kurie po to raušių pradėjo viską atnaujinti. Prie to prisidėjo Vincas Apanius, ir mano vyras Kęstutis Šukys. Ir čia buvom pasadinę rūtas, bet mums išnyko, o dabar yra sunku, nes mums pavagė, žinai, atsiprašau, tai pasakysiu, kadangi mes pasodinam ir prapuola kartais tie visi, bet nieko nepadarysim, yra gamta ir viskas. Su senele apie tai retai kalbėdavome. Dalyvavau čia ne viename renginyje. Prisimenu tik tai, kad čia vykdavo renginiai, o mes juose dalyvaudavome. Bet tikrai neturiu daug informacijos apie tai, kaip šie darželiai atsirado. Mano senelis padėjo įkurti šią vietą. Jo seneliai Vladi ir Paul Šukys. Jie mus labai palaikė, rėmė netgi finansiškai. Prisidėjo ir daugiau žmonių. Neprisimenu moters vardo, kuri irgi daug prisidėjo. Ji buvo tavo senelės draugė. Neprisimenu jos vardo.
Norėjau, kad jis čia būtų, nes tai jau 3. karta. Ir jie vis dar prisimena tas dienas, kurios buvo. Ar ši vieta jums svarbi? Kodėl? Kodėl? Nes tai ryšys su šalimi, iš kurios esu kilęs. Ir Lietuvoje yra daug žmonių, su kuriais taip ir nesusipažinau. Žinote, mūsų pusbroliai, giminaičiai, tai ryšys su šalimi. Ir Lietuvos istorija labai įdomi. Kai pagalvoju, bent jau apie man žinomą istoriją 19-20 amžiaus, visa ta suirutė ir visa kita, ką teko patirti Lietuvos gyventojams. Smagu žinoti, kad čia yra vieta ir yra žmonių, kurie vertina savo kilmę. Ne, nesu kalbėjęs lietuviškai. Žinau keletą frazių. Labas, ačiū ir kitus lietuviškus pasisveikinimus, bet nelankiau lietuvių mokyklos nuolatinės pagalbos Dievo motinos bažnyčioje. Daug žmonių lankė. Ar ten dar tebėra lietuvių mokykla? Taip, yra. Šeštadienio rytais draugai eidavo į lietuvių mokyklą. Aš žaidžiau beisbolą. Well, my grandmother came over here around the same time that my grandfather did, Lottie. Senelė čia atvyko panašiu metu kaip ir senelis, Lottie. Ji buvo labai įsitraukusi, ypač po karo, kai atvyko daug pabėgėlių. Daugybę jų parėmė. Kalbėdamas su senele suprantu, kad ji apgyvendindavo juos Clevelande, surasdavo butus, baldus. Ta parama kainavo. Ji rinkdavo lėšas. Ir iš tiesų daugybė pažįstamų sakė, kad pirmas Clevelande sutiktas žmogus būdavo mano senelė. Mano senelė daug prisidėjo. Ji rūpinosi, kad visi po karo iš Lietuvos atvykę į Clevelandą būtų apgyvendinti. Šeštadienį iš ryto mano draugė žaisdavo kieme, o aš turėdavau rašyti diktantą. Bet reikia išsirinkti, ką norim klausyti. Va, Clevelando vyrų oktetas. Mato tą sodą kabantį iš tolo ir jie tiesiog pagauna tą energiją ir taip pritraukia žmogų. Vis tiek visi keliai ved atgal į Lietuvą, anksčiau, vėliau. O dabar keliaujame į lietuvių klubą. Mus pasitinka Clevelando lietuvių bendruomenės veikėjas, istorikas Andris Dunduras. Tai čia būtų Nickelodeon, nes senais laikais po 5 centus reikėdavo įkišti, dabar man atrodo, kad po $1, bet reikia išsirinkti, ką norim klausyti. Va, Clevelando vyrų oktetas. Arba Kernagio, bet kadangi čia Clevelande mes turim surasti ką nors vietinio. Įdėsim $1. Jan, how come I can't get this track? Hold on, 3111. Okay, so you go 3111. It'll go by itself. No. I was supposed to be filmed doing that, but it's okay. Pypkės dūmai. Nors šiandien nelabai diena užtraukti dūmą, bet vis tiek pagrosiu. 1, 2, 3. Beje, pirmasis lietuvių klubas veikė senajame Clevelando rajone arčiau centro, prieš 50 metų sudegė. Naujasis klubas pastatytas arčiau naujos lietuvių bažnyčios, kai šiame rytinėme Clevelando rajone įsikūrė dauguma antrosios bangos lietuvių. Yeah, but nothing happens. It is all the way up. Oh, there we go. Va, dabar matosi. Nu, čia yra lietuvių klubo valgykla, gintaro valgykla.
Ir galim sakyti, kad čia yra Klyvlando lietuvių bendruomenės, sakykime, valgomasis stalas. Aš jau esu padaręs jau apie 30. Sodai, kur ant eglutės papuošalai, tai būtų šiaudinukai. Mano mokytoja buvo Ona Žilinskienė. Jie turi savo magiją. Jeigu sukasi, tai reiškia, kad veikia. Esame Klyvlando lietuvių klubo iškilmių salėje, kur sukabinti vietinių meistrų rankų darbai. Viktoro Degučio ir Prano Neimano pagamintos kanklės. Beje, Pranas Neimanas garsėjo visoje Ohajo valstijoje kaip puikus kanklių meistras, kanklės puošdavęs kaukiančio vilko ar Gedimino stulpų simboliais. Jos reikia paderinti, žinoma, bet čia yra jo rankų darbas ir jis ir pagamino visas kanklės, kur mato čia. Ir jis nieko nepirkdavo, jis visą medį rasdavo, pamestą pagal geležinkelį ar išmestą. Andris Dunduras aprodo mums ir kultūros dokumentavimo centrą, knygų biblioteką, kuri, pasak jo, yra 4. didžiausia biblioteka už Lietuvos ribų. Klubo direktorės Rūtos Degutienės sumanymu buvo renkamos knygos ir saugomas archyvas. O kokia brangiausia knyga šiandien? Tai būtų va. Ačiū Danutė Bintokienė, kad išleidote šią knygą. Tai čia yra dvikalbė knyga, kuri aprašo visus lietuvių papročius, tradicijas, yra net ir receptų, rankdarbių, dainelių, lietuvių anglų kalbomis, kuri yra labai svarbus įnašas lietuvybei užjūryje. Ypač nepamirštant, kas yra labai svarbu, yra pirmos bangos lietuvius. Ir kas gali užmiršti lietuvių enciklopediją, mūsų didžiausia dovana turtas Bostono lietuvių enciklopedija. Čia buvo milžiniškas darbas, milžiniškas veiklas lietuvių tautai, viskas čia yra surašyta ir ji dar lieka aktuali iki šių dienų, nes yra vardai. Čia buvo milžiniškas darbas, labai sunkiom sąlygom, be jokio arba už labai mažą atlyginimą. O ką Klyvlande gyvenantis lietuviai šiandien palinkėtų Lietuvai? Būkime tvirti ir stiprus lietuviai visada ir visados. Andris Dunduras nustebino ir savo pomėgiais, o čia lietuviškų šiaudinių sodų gamybos patalpa. Pirmiausia, pasirūpinkime sodų šiaudų. Dabar žirklės. Tai va čia. Pusseserė turi ūkį už miesto, tai čia yra pieno. Turi 300 karvių. Tai 2 kartus į dieną reikia melžti, bet jie taip pat ir augina tuos rugius. Ne dėl javų, bet daugiau pakloti gyvuliams, kad būtų guolis. Aš galiu turėti rugių kiek tik aš noriu. Tai gerai išeina dėl sodų, dėl kitų rankdarbių, kur aš, sakyčiau, man visada buvo arti prie širdies tautodailė. Tai aš mėgstu tą darbą. Čia yra daug valymo, daug karpimo, daug valymo, bet man yra kaip terapija. Tai čia yra tokie nareliai. Ta viršūnę mums nereikia, mes galim nukirpti. Ir va, numaunam tą lapą ir lieka tas, tai tą mes galim taupyti vainikų arba kitų papuošimų. Moterys gali turėti tas dalis. O kas lieka, mes nukirpam tą dalį. Ir dabar reikia kirpti virš ir į apačią kiekvieno to narelio ir numaunam tą šiaudą. Tai lieka tie šiaudeliai, va, nukirpam tą, nuvelkam tą ir cakt. Taip, nuvelkam tą, čia biškį, nereikia to ir tą. Ir gaunasi, va, pirmos rūšies šiaudeliai.
Gimęs ir augęs Klivlande, Andris ne tik istorikas, bet ir tautodailininkas. Žiniomis dalyjasi su kitais. Vieniems padeda prisiminti savo lietuviškas šaknis, kitiems suprasti ir gerbti lietuvių etninės tradicijas. Ir čia dar yra tik tai pradžia, va kaip skamba tas garsas. Jau net ir amerikiečių gimnazijoje viena meno mokytoja prašė, kad aš pravesčiau pamoką, nes vaikams buvo labai įdomu. Bet kaip visada, kas labiausia taip pamato ir pastebi mūsų tautodailę, tai yra kitataučiai. Ir aš sakyčiau, kad kai būna tautybių festivalis lietuvių kultūriniuose darželiuose, tai būna metiniai šventė, tai aš buvau pernai pakabinęs vieną iš savo kūrinių sodų. Tai aš dar tiek dėmesio nesulaukiau, nes jie tą mato, tą sodą kabantį iš tolo ir jie tiesiog pagauna tą energiją ir tai pritraukia žmogų, nori pamatyti, kas čia yra iš arti ir kaip jis daromas ir kaip aš galiu gauti, kaip aš galiu išmokti. Užtenka, kad jie tik tai paliestų tuos šiaudelius ir jau jiems yra įdomu. Tai čia, čia yra unikalu iš paprastos žaliavos, kad galima sukurti tokį kūrinį. Ir dar ką aš pastebėjau, tai ypač pritraukia Azijos, rytų Azijos, Japonus ypatingai. Jie matyt savo kultūroje, jie supranta tą simetriją, tą jausmą, kad čia yra meditacinis objektas. Ir jie nori sužinot daugiau. O dabar visiškai netikėta pažintis. Lietuviškų šakočių kepėjai Klivlande, kurie tikina, kad jų šakočiai iš Ohajos valstijos keliauja po visą pasaulį. Atvykom jūs filmuot. LRT. Klivlando lietuvių klube susitinkame su Dainiumi Zalensu. Nieks nekepa Klivlande šakočių. Tai šitas pečius jau čia 12 metų, ne, 13 jau. Aš galiu surinkti, ką tik noriu. Vienas didelis, 2 viduriniai, vienas mažas. Arba 2 dideli, arba 10 mažų. 2012 metais iškepiau, nunešiau į apačią, sakiau, kas pirks pirmą šakotį. Yra Druskininkuose šakočių muziejus ir ten puikuojasi mano 2 šakočiai. Aš buvau nustebęs, vienas japonas visiškai neturintis bendro nieko su Lietuva ar dar ko nors, sako, ar galiu gauti šakotį? Sakau, gerai, sakau, bet sakau, su sąlyga, kad tu padarysi nuotrauką tokį, žinai, kaip sakant, balkonį. Ir jisai padarė nuotrauką, man atsiuntė. Argentinoje, Lietuvė. Ir sako, oi, aš labai norėčiau šakočio, aš sako, 40 metų jau ne. Ir aš paėmiau ir už dyką nusiunčiau jai. Jinai iki dabar man dėkoja. Virtuvėje sukasi ir Dainiaus žmona. Ona Puškoriūtė Zalensas 20 metų dirbo Vilniaus Lėlės teatre. Kilimo iš Telšių, todėl tik ir ieško progos pasiraukauti žemaitiškai. Mokam žemaitišką. Negali pamiršti, ko nesigėmės ir nereik vaizdauti, kad ten savaitį pagyvena Vilniau, jau esi Vilnietis. Reik visuomet atsiminti, iš kur esi kėlis, didžiautės tau. Ir aš turiu 2 dukras, gali naktį pažadinti, anos Vilniau gėmusis, mok žemaitišką, anos džiaugas, didžioja saka, mes irgi esam žemaitis. Ir aš labai didžiuojuosi ir gerbiu kitom tarmėm šnekančius. Grinai kaip aš savo gerbiu, aš ir juos taip pat gerbiu ir myliu. Čia yra Lietuva, čia yra mūsų vienybė ir mūsų turtas yra tarmės ir turim tikrai nepamiršti. Aš noriu pasakyti, kad visi išvažiavę iš Lietuvos kartas mutė atrodo į didesnį patriotą, įmyl Lietuvą daugiau, stipriau, negu katrei sėt ten veituo, pykstas,
neapžėna ko nuora į pamiršt, į savo numus, į savo protėvių kapus, o išvažiavi žmonės pradeda giliau mąstyti apie ton kontor ir iš atstumo kartas geriau matos, negu esi veituo. Mums reikia visiems būti kartu. Ir aš, pavyzdžiui, aš pykstu, kuomet pradėt šnekėti apie ton dvigubą pilietybę ir sako, norit atsisėsti ant dviejų kėdžių vienu metu. Ne, bet reikia pagalvoti, kad kur tas lietuvis begyventų, visuomet prisimint savo numus ir grįž. Jeigu ne uns grįžta, vakar, belė kokį kartą, vis tiek visi kelią ved atgal į Lietuvą, anksčiau vėliau. Amerikos lietuviai ateis ronka į Lietuvą, o lietuviai iš Lietuvos anėja laiką atstomą ir vis dar dviejuo galvo, čia gera, čia bloga. Mes turėjom būti viena Lietuva, viena tauta, mes turėjom vieni kitiems padėti, mylėti ir įvertinti. Kas numėnės tos takelius par jurką, tik anapelis, rampadrylė, rampadrylė. Juzapėlis vakščiodams, Petronelį lankydams, rampadrylė. O dabar pažintis su Klivlando įžymybėmis. Ingrida Bublys, Lietuvos garbės konsulė Ohajaus, Indianos ir Kentukio valstijose. Klivlando lietuvių bendruomenė iš kitų Amerikos bendruomenių išsiskyrė kultūrinė veikla. Netgi miestas buvo vadinamas Amerikos lietuvių kultūros sostinė. Klivlandas iš tikrųjų buvo tokia kultūrinė sostinė savo laiku. Ir kas tą sostinę padarė, čia į Klivlandą suvažiavo labai daug inteligencijos, reiškia tie, kurie, imigravo į Ameriką. Ir vieni važiavo į Čikagą, kiti važiavo į Bostoną, kiti į Klivlandą. Ir kažkaip, kadangi daugumas tų kultūrininkų, jie buvo mokytojai, jie nebuvo advokatai, jie nebuvo daktarai, kurie važiavo į kitus miestus, o tie visi mokytojai, tie kūrybos žmonės kažkaip atvažiavo čia ir čia rado darbus. Čikagoje žmonės dirbo skerdyklose, Klivlande žmonės dirbo įvairiuose kitose įmonėse, kur nebuvo taip sunku. Ir pavyzdžiui, kalbant apie kultūrą, pirmasis ansamblis iš Lietuvos, kur čia atvažiavo, buvo Čiurlionio ansamblis, kuriam vadovavo Alfonsas Mikulskis. Ir kanklių mokytoja buvo Ona Mikulskinė. Čia buvo viena iš žymiausių išeivijoje šokių grupė Grandinėlė. Ingrida gimė Šiauliuose pedagogų Henriko ir Stefanijos Stasų šeimoje. 1944-aisiais ji su tėvais pasitraukė į Vokietiją, vėliau į Jungtines valstijas. Aš esu užauginta tokių tėvų, kurie iš tikrųjų skatino mus ne vien tik dirbti, bet ir padėti kitam žmogui. Ir iš tikrųjų mano tėvai mane ir į tą plačią gyvenimo sceną išvedė. Aš buvau tik 6 metų, dar prieš išvažiuojant į Ameriką, Vokietijoje, ir mama įstūmė mane deklamuoti eilėraštį scenoje. Aš verkiau, nenorėjau, bet sako, tu gausi kriaušę, nes tais laikais nebuvo tų vaisių lageriuose. Tai aš tą kriaušę gavau ir nuo to laiko nuo scenos nenulipau. Aš ir mano sesutė, mes buvom mažos ir mes sėdėjom vežimėlį tokiam ir iš tikrųjų net nežinau, kaip pavadinti, vienas arklys tempė mus, o tėvai pėsti ėjo, reiškia, per sieną link Vokietijos. Ir tas vargšas arkliukas nudvėsi, numirė, tai tėvai mus ant rankų atnešė ir mes gyvenom stovykloje, kuri vadino Grocezepė. Paskiau tėvai persikėlė į Diepholzą ir iš tikrųjų iš Diepholzo kilo Vasario 16 gimnazija. Ir mano tėvelis iš tikrųjų buvo vienas ir pradininkas šitos gimnazijos. Tėvelis buvo mokytojas ir mamytė buvo mokytoja. Iš Jurbarko kilęs Ingridos tėtis Henrikas Stasas Vokietijoje kūrė lietuviškas pradžios mokyklas. Amerikoje dirbo prie geležinkelių ir nuolat darbavosi šeštadieninėje lietuviškoje mokykloje.
Prisidėjo prie lietuvių katalikų religinės šalpos. Daug keliavo ir išleido keletą knygų. Ir iš tikrųjų pirmą miestą, kur pasiekėm, buvo Pittsburgas. Nes tuo metu, kai reikėjo turėti iškvietimą atvykti į Ameriką, kadangi mūsų tėvai, reiškia, jiem Lietuva buvo viskas. Jų namai puošė įvairią lietuvišką atributiką, tėvai labai daug skaitė lietuviškų knygų, bet dabar, kaip mes augom čia mažos Amerikoje jau, tai nuo pat mažens mes lankėm lietuvišką vaikų darželį, mes nelankėm angliškojo. Ir tas lietuviškas darželis susidėjo iš mamų, kurios sueidavo į namus ir su vaikučiais dainuodavo lietuviškas dainas, pasakodavo jiem ir taip toliau. Dabar namuose ta meilė ir buvo daugiau išreikšta, kad mes visi turėjom kalbėti lietuviškai. Jau įėjom į namus, per slenkstį įėjus, negalėjai kalbėti angliškai, nors dar beveik ir nemokėjom, bet jau buvom išmokę vieną kitą žodį. Labai griežtai tas buvo laikoma mano tėvelių namuose. Šeštadienį iš ryto mano draugė žaisdavo kieme, o aš turėdavau rašyti diktantą mamytės kieme. Paskiau, pavyzdžiui, čia mūsų tėvai, kadangi visi lietuviai labai mėgsta daržus ir taip toliau, tėveliai vis turėjo ir rūtų buvo, reiškia, pasisodinę. Ir apie tą viską pasakodavo ir surišdavo su įvairiom tradicijom. Ir tas viskas supynė tokį gražų vainiką, kaip mes užaugome. Nes mes ir tada mes viską perdavėm, aš šiandien dabar perdaviau savo vaikais. Ir aš stebiu jų gyvenimą, aišku, jie galbūt ne viską tą persijėmė, bet aš džiaugiuosi ir dėkoju Dievui, kad dalinai tą, ką mano tėveliai man įskiepino, yra tęstinumas šiandien ir mano vaikų šeimose. Mamytė labai mėgo dainuoti Stoviu aš parimus, o tėvelis Ąžuolai žaliuos. Tai kai būdavo kas nors, vis tos dainos skambėdavo mūsų namuose. Stoviu aš parimus. Kaip ten toliau. Kai paspaudęs ranką, tyliai išėjai. Ašarom sidabro verki rūto žalios. Tai va, kas yra įdomu, kad jau eilę metų praėjo ir, sakykime, užsimiršta tie eilėraščiai, tos dainos ne, nes kai dainuoji būry, tai žodžiai grįžta. Bet eilėraščiai, nes mes dabar Amerikoje per paskutinius, galim sakyti, 20 metų nieks eilėraščių nedeklamuoja. Ir kažkaip užsimiršta ir labai gaila. Aš žinau, Lietuvoje, pavyzdžiui, aš būnu ir dalyvauju kokiai sukakty, sakykime, ar vestuvės, ar krikštynos. Viskas nors su sveikinimu labai gražiai įsako kokį gražų eilėraštį. Bet mes jau to įpročių neturime ir užsimiršom tas viskas. Ingridos mama Stefanija buvo ne tik visuomenininkė, rūpinosi lietuvybės išsaugojimu, bet buvo ir puiki kulinarė. Mano mamytė buvo fantastiška virėja ir nors, kaip minėjau anksčiau, mano tėvai buvo tokie daugiau kosmopolitai, jie nebuvo tik siauraus mentaliteto, kad namuose, sakykime, visi valgė tik lietuviškai. Kadangi mamytė domėjosi virtuvę ir jinai lankė, pavyzdžiui, Prancūzijoje Cordon Bleu, ir tai grįždavo su įvairiom kitom idėjom. Mano mamytė kepdavo napoleonus. Ji kepdavo, pavyzdžiui, būdavo visuomet tradiciniai valgiai įvairiom šventėm. Sakykime, Velykom ji kepdavo čigoną, ji kepdavo kalėdom su aguonom pyragą. Reiškia, viskas buvo pritaikyta. Sakydavo, niekad Velykom ar kūčiom negali dėti kokios raudonos staltiesės. Turi būti baltas staltiesės, šienas po to. Visi valgiai. Be jokių taukų, be jokio pieno ir taip toliau. Aguonų pieną darydavom visados ir tą darom dar ir šiandien. Kadangi aš visados rengiu kūčias, arba aš rengiu čia viršuje, kur mes turime didelės patalpas, nes mano šeima gausi, tai čia mes nesutelpam. Tai kai visi suvažiuoja čia, arba jeigu važiuojam į Čikagą,
pas dukras, tai irgi vis vežuosi aguonų pieną savo. Nes esam maža tauta, fantastiškai graži tauta. Iš tikrųjų mes turim tokią dovaną, tai mes turime džiaugtis ir svarbiausiai turim mylėti savo kraštą. Ir mes turim ne tik tai, kad mylėti, bet atiduoti savo duoklę tam kraštui. O dabar keliaukime į garbės konsulės darbo kabinetą. Ant sienų nuotraukos su kone visais Jungtinių valstijų prezidentais. Ingrida Bublys tapo pirmąją nepriklausomos Lietuvos garbės konsulę Amerikoje ir pirmą lietuvę moterimi einančią šias pareigas Jungtinėse valstijose. Dar Vagnoriui būnant premjerui ir jo kolegos nutarė privatizuoti Litexpo ir ten įsteigti biržą. Ir nežinau, kokia šventa dvasia įkvėpė man, bet aš tuo metu buvau lietuvių bendruomenės vicepirmininkė ir kažkaip galvojau, kaip galima tokį gražų pastatą, kur Lietuvai reikalingos parodos ir dar toks sovietinis palikimas, vanduo grindyse ir taip toliau, ir šiandien pavers biržą, o kas bus Lietuvos kortelė. Tai ėmiausi didžiosios kovos. Per visą Lietuvos spaudą buvo atspausdinti dideli atsišaukimai lietuvi pagalvok. Ir niekas nesuprato, ką ta šviesiaplaukė iš Lietuvos atvažiavus Amerikonka čia nori. Su direktorium, kur tuo metu buvo Litexpo direktorius Aloyzas Tarvydas, sutarėm, kad mes sekančiais metais atvešime iš Amerikos parodą, kaip tik į Litexpo iš Ohajo valstijos. Nuėjau pas mūsų pirmininką poną Landsbergį ir nunešiau jam orkidėjas ir sakau, klausykite, reikia sustabdyti šitą akciją. Jis sako, Ingrida, bet ten visi pinigai, nežinau, kaip čia dabar daryti. Ir mes pravedėm nutarimas, kad nutarimas buvo sustabdytas ir laimėjau Litexpo Lietuvai. Ir šiandien džiaugiuosi ir galbūt dėl to ir aš turiu šitą ženklą už mano darbą Lietuvai. Aš turėjau garbę susitikti su Amerikos prezidentais, su prezidentu Reaganu pavyzdžiui, su šventu tėvu ir su prezidentu Bush. Clevelande tuometinis Amerikos prezidentas Clintonas surengė Rytinių Europos kraštų Amerikoje konferenciją. Juos supažindinti su galimybėm Amerikoje ir pakvietė delegacijas iš įvairių kraštų. Ir toje delegacijoje taip pat dalyvavo Lietuva su tuometiniu ambasadoriu Eidintu. Ir turėjom progą susitikti su prezidentu Clinton, su juo pabendrauti. Ir iš tikrųjų mūsų bendravimas toks ir buvo pradžia jų pasiūlymo, kad aš tapčiau garbės konsulė. Aha, čia mano gausi šeima, kurią aš didžiuojus, mano vyras, kuris yra aeronautikos inžinierius. Čia iš dešinės mano dukra Gaja. Pastebėsite, mano visų vaikų vardai lietuviški. Gaja šiuo metu dirba kaip atstovė Mayo Clinic. Mano kita duktė Rama, kuri gyvena Čikagoje, prezidentė kompanijos Sterling Engineering. Vija, tai mūsų daktarė ir kaip tik dirba Čikagos ligoninėje, kaip atsakomingose pareigose. Mano duktė Aida, mokytoja, čia mokytojauja Clevelande ir mano sūnus Tauras, kuris yra fotografas ir pasižymė fotografuojant įvairius produktus ir šiuo metu jis yra prezidentas Lietuvių fondo. Atsisveikiname su garbės konsule ir su Clevelandu ir keliaujame į Čikagą. Labas rytas, Čikaga. Bet kur žiūrėsi, tai matysi lietuviškus raštus. Lithuanian Plaza. Skridimą skiriame ir aukojame tau, mano Lietuvą. Galite žiūrėti čia. O Dieve. T and a U. T ir U. Yes. Taip, tikrai. Unity Temple.
This is WNIB in Chicago at 97 FM. O kad kelionė neprailgtų, klausomės Amerikos balso įrašų. Dainuoja lietuviškos radio programos Margutis įkūrėjas, chorvedys, vargonininkas, kompozitorius Antanas Vanagaitis. Tai yra žmonių daina, kurią lietuviai važiuodami Amerikon dainuodavo. Užaugau Lietuvoj pas savo tėvelius, išėję vandravo, sau laimės ar ieškot, išėję vandravo. Laida kuriama dalinai finansuojant Lietuvos kultūros tarybai, patronuojant Lietuvos nacionalinei UNESCO komisijai. Gailingai verkdamas, parpuoliau ant kelių, bučiavau kryželį. Laidos naujienas rasite Stop juostos ir LRT Facebook paskyrose bei YouTube kanale. Laidos įrašus rasite LRT mediatekoje. Švenčiausios panelės.